Manipuliacija. Ar įmanoma pergudrauti manipuliatorių? Tai vat apie tai ir pašnekėsim šiandien panašu. Gali vardinti, kas yra manipuliacija? Aš įvardinti negaliu, bet, ta prasme, aš galiu savo dabar sukurti ekspromptu tą reikalą, kas man yra manipuliacija. Manipuliacija tai yra savo tikslo siekimas, pergudraujant kitą žmogų. Taip gal? Kito sąskaita? Kitos sąskaita, galbūt. Jo, aš irgi taip pat galvodavau visą laiką, kad manipuliacija yra tada, kai tu sieki savo tikslų kito žmogaus sąskaita. Tai yra, kad kitas žmogus kenčia nuo to, kad tu sieki savo tikslų jo rankomis arba jo kažkokią gerovę. Man taip atrodydavo, kad tai yra manipuliacija. Kitu atveju, jeigu abi šalis iš to gauna tik tai naudą, tai nėra manipuliacija. Man atrodo, kad yra manipuliacija tada, kada žmonės, nebūtų manipuliacija, jeigu abudu žmonės supranta, kas vyksta. Atsimeni mūsų tą grandiozinį tokį posakį pagauti ir padaryti laimingu? Taip. Atrodo tikslas geras. Ir tai yra manipuliacija. Taip. Kodėl? Todėl, kad tas tiksliau, kuris gaudo, daro laimingu, jisai užsiima savo kažkokią tai dievo poziciją santykyje su to kito žmogaus. Bet jis daro gerą. Kam taip atrodo? Tam, kuris daro gerą? Pavyzdžiui, mes rinkomės temą ir prieš pradedant įrašinėti tai ta, kita nelimpa ir kaip pasakiau, kad jau rekordų, kažkaip tema atsirado. Čia buvo manipuliacija? Iš tavo pusės taip. Aš šiaip pasidaviau, nes dar iki rekordo šitą temą buvau įgarsinusi. Bet tai manipuliacija. Iš tavo pusės? Taip, ar aš manipuliavau jumis, kad greičiau pradėtumėm, pavyzdžiui. Tu manipuliavai, tačiau mano galvoje buvo, man tai buvo loginė seka šito. Tai tu pateisini. Aš pateisinu tai, nes tavo šitą veiksmą priimu kaip priėmimą mano minties. Tai tada... Ir sutikimą su tuo. Tai aš girdžiu, kad yra įvairių manipuliacijų, tada rušiu greičiausiai. Nes šitą tu pateisini ir kaip ir, lyg ir viskas okei. Nes tu randi tam loginę grandinėlę ir tokį ir viskas tvarkoj. Ar kaip? Taip. O gal tyliai dabar nekenti manęs, nežinau. Ne, aš tave kenčiu tyliai ir garsiai. O kas mano galvoje vyksta, kad grįžimas prie mano to apibrėžimo, kuris ne visai toksai būtų tada tik, bet jo, tai gal... O gali būti taip, kad, tarkim, žmogus, kuris manipuliuoja, mano, kad užsiema manipuliacija, žmonės, kurie mato visą tą reiškinį iš šono, vadina tai manipuliacija, bet žmogus, kuriuo manipuliuoja, jisai nesijaučia, kad jo manipuliuoja. Taip, nes nesupranta. Bet gal jam yra gerai? Gal. Tai manipuliacija įvyko ar ne? Įvyko. Bet jeigu kitas žmogus, kuriuo manipuliuoja, taip nesijaučia. Tai nereiškia, kad to nėra. Tiesiog tinkamai buvo pergudruotas žmogus ir nesupranta. Man labai patinka kažkas, nežinau, kur aš perskaičiau, kad jeigu viskas yra nemokamai, tai galbūt prekė esi tu. Oi. Tai... Man čia labai įdomi šitą temą ir užkabino to, kad šiaip tai ne taip ir lengva dabar ją konceptualizuoti. Kartu mes labai puikiai žinome, kai mumis manipuliuoja. Kaip pagaunam tą. Tai yra, žinom, kas su mumis įvyksta, esam bandę manipuliuoti, yra praktikoje visai patirtas reiškinys. Taip. O jeigu dabar taip sulėtai pasirodo yra kažkaip tai keistų spalvų, kaip čia dabar apibrėžti, nors jausmas tai labai pakankamai aiškus, tu man Egle visai taip skambiai užtikrinai. Jo, čia yra manipuliacija, ne. Man labai įdomu būtų, jeigu jūs pasidalintumėt atvejais, kuomet arba jumis manipuliavo, arba jūs manipuliavot. Tam, kad aš geriau įsivaizduočiau, kas tai yra. Nes pavyzdžiui, šiandien aš gavau pastabą, kad aš galbūt manipuliavau žmogumi kitu. Ir man kilo klausimas, ar tikrai? Nes neturėjau tokio ketinimo.
Bet galėsiu papasakoti, pasidalinkit savo situacijas, jeigu pamenat tokias, ar turit pavyzdžių. Ar kuomet pajautėt, kad jumis manipuliuoja? Į šitą pauzę gal įdėsim ką nors. Nereikės. Aš kažkokį... Dabar galvoju apie atvejį, bet... Kaip pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad, tarkim, kažkokias tai tendencijas, kur aš dalyvavau, ar ne? Bet supratau, kad manipuliatorius, jeigu taip galima vadinti, arba tas žmogus, ar ne, kuris manipuliavo manimi, labai gražiai reagavo į žodžius, mano žodžius iš mano konteksto, ar ne, su kuriais neįmanoma buvo nesutikti, tačiau mintis visai buvo kita. Kaip kokiam programavime. Tarsi logiška, bet ne tai, ką aš transliavau. Ir aš negaliu prisikabinti, kad ne mano buvo žodžiai, bet mano mintis išsakyta yra visai kita. Ir man taip gražiai viskas yra sudėliota pagal mano žodžius, ar ne? Bet kai variacija iš to, tarkim, žodžio yra kokie 3 pasirinkimai, vienas iš pasirinkimų tų buvo mano, tačiau sureaguota į kaip į dar vieną pasirinkimą, nežinau, ar aiškiai aš kalbu į tą atšaką kitokio pasirinkimo, kur paskui dar įsišakoja ir teoriškai neprisikabinsi. Taip. Nes tikrai, Taip, jeigu tik tai žiūrint į žodžius, be emocijų, be potekščių ir panašiai, taip, tikrai šitaip. Bet mano esastis buvo tarsi ištrinta. Žodžiai kaip po mano, bet mano mintis ištrinta. Ir tada aš turiu netgi po tokį labai sutirštintą vaizdingą atvejį, kai atrodo, išeini po tokio pokalbio su nulaužtu gvazdiku, jautiesi išprievartautas, supratai, kad negalėjai priešintis ir tai yra įvyko, ta prasme, net, tarsi... Ir negali vardinti, kas įvyko. Ir negali vardinti, kas įvyko, tik tai jauti viduje neteisybės tokį jausmą. Taip. Tai aš nežinau, tai nėra konkretus atvejis, bet tai yra dažniausiai, kas vyksta, kai aš pajuntu manipuliaciją dažniausiai jau pavėluotai, tas savo jauseną. Man klausimas, ar galima tai realiu laiku pajausti. Tai yra, tu taip turi, atrodo, atsiriboti nuo tos emocijos, kuri tuo metu tavyje kyla. Ir tiesiog klausytis to žmogaus loginio dėstymo kažkokio minčių. Ir dažniausiai tie manipuliuojantys žmonės, taip jie naudojasi tavo žodynu, naudoja tavo žodžius, tavo išsakytas kažkokias frazes, bet sudėlioja visai kitą mintį. Visai, kaip tu ir sakei, ne tai, ką tu norėjai išreikšti, išsakyti ar kaip pasirodyti. Ir šita vieta man... Taip, tai yra genialu, tai žmonės, kurie sugeba tai daryti, jie netgi nesąmoningai kartais tai daro, bet daro tai. Man iš karto kyla įtampa, kai toksai pokalbis vyksta, tas manipuliatyvus pokalbis, aš jaučiu kylančią įtampą. Ir aš visada pamirštu save sustabdyti toj vietoj, kodėl natūraliam paprastam pokalbį su galbūt artimu ar ten pažįstamu gerai žmogu man kyla įtampa. Nes, pavyzdžiui, kai vyksta natūrali diskusija ir nuomonių nesutapimas, tai vyksta tiesiog diskusija, gynyba, bet nekyla tokia... Šleikštulys. Tai būtent, turbūt tokia emocija. Tokia stipri įtampa ir toks, kaip tu sakai, galbūt pasišlikštėjimo kažkoks momentas. Ir tu nieko negali atsakyti, nes taip naudojasi tavo žodžiais. Taip, lyg ir tu ką tik pasakei. Ką tas žmogus atkartojo, bet nesupranti, kas vyksta. Tai yra toks beviltiškas jausmas. Ir iš to man ir kilo šitą temą, ar įmanoma pergudrauti manipuliatorių. Nes tai ką aš turiu meni pergudrauti, tai yra, toje vietoje sustoti ir apsukti situaciją. Nes kas man kartais padeda, tai tiesiog kaip įmanoma mažiau žodžių naudoti tuo metu, kai aš jau pajaučiu. Tai reiškia, kad variacijų tų pasirinkimo tam mano priešininkui būtų mažiau. Bet jeigu žiūrint į šachmatų metaforą, aš dažniausiai jaučiuosi tada gynyboje, niekada nepuolime. Nes aš nežinau, iš kurios pusės pareis kažkoks žingsnis. Ir dar galvoju, kad jeigu tu esi žmogus, kuris nėra linkęs manipuliuoti, tai lyg ir negali apsukti viso to. Tai būtent.
Tai reiškia viskas, tu nukryžiuotas. Tavo rankos surištos, tu nieko negali padaryti. Tu gali ką padaryti, tu gali pasišalinti iš tokio pokalbio. Bet tas žmogus, jis galbūt nesupras, kodėl tu taip pasielgiai. Man labai įdomu, ar manipuliatoriai supranta, ką jie daro. Kad žaidžia jie šitą žaidimą, man labai visą laiką yra įdomu. Ar tai yra sąmoningas veiksmas? Taip, ar tai yra sąmoningas veiksmas? Man labai norėtųsi būti tokiose smegenyse, pasėdėti ir pasižiūrėti, kaip ten jos mąsto. Nes man tai yra neperkrimstas riešutėlis. Aš esu mačiusi manipuliuojant, aš esu pajutusi manipulaciją. Esu manipuliavusi ko gero, bet tai labai, palyginti su tais meistrais, labai juokinga forma. Tai yra įgimta ar įgyta? Išmokstama. Kam to mokytis? Tam, kad išgyventi. Bet čia yra toks bjaurus, pigus būdas. Jeigu kitaip nemokė. Čia tas pats, kas jeigu negali apsiginti, giniesi kumščiais? Pasirinkti kitą būdą, kaip gauti tai, kad kažkaip tai gauti. Ar manipuliatorius yra silpnas žmogus? Teisėjai su silpnumu girdžiu. Taip atrodo. Jeigu tai yra būdas išgyventi ar gauti tai, ko nori, jeigu tu negali įprastais moraliais būdais to gauti. Ir tu naudoji tokius nemalonius dalykus kaip manipuliacija. Aš manau, kad jeigu tai paimti skalę, tai labai įvairių tų manipuliacijų yra. Nežinau, kiek pavadinot manipuliaciją mano veiksmą, kad pasakiau, kad jau įrašinėjau ir kažkaip tai staigiai. Ir tai tema jau yra, jau pradėjo mūsų podcastą. Tai ar buvo šlykštus jausmas, kad aš čia dabar kažkaip, nežinau, išprievartavau? Ne, tai nebuvo šlykštus jausmas ir aš tiesiog, kai tu paklausai, ar tai manipuliacija, aš pasakiau, kad taip, bet su tuo, kad galima pritempti prie manipuliacijos. Taip galiu pasakyti, ta prasme. Nes tai galiu į šitą tavo veiksmą galiu traktuoti ir su pliuso ženklu, ar ne? Kad tu nusprendei, tai galbūt labiau kaip tavo sprendimo priėmimą, ne? Bet kuris gero linkintis yra. Kartu aš jūs paveikinėjau, nes realiai aš tą padariau sąmoningai. Tai yra, kad aš pasirinkau, žiūriu, kad mums sunkiai sekasi temą išsirinkti ir susakau, aš dabar įrašinėjau. Su ta mintimi, kad gal susimobilizuosim, jeigu ne, tai pasirinksiu, žiūrėsim naują būdą. Kartu aš tą pasirinkau ir manau, kad tai papuola į manipuliaciją, nes aš siekiau reguliuoti jūsų elgesį. Tai yra palenkti tai, ko aš noriu. Nes aš jau norėjau pradėti ir sudariau jums sąlygas, kad jums būtų sunkiau tą atsisakyti. Kartu, manau, kad tai papuola į skalę, kur gal šlykštumo yra mažiau šitoje vietoje. O yra, ką pavyzdžiui, tu Eglė pasakoji, tai yra apie tokį pakankamai tokį šlykštų, kad dabar norisi nusikratyti. Taip, nes yra skirtumas tarp to, kaip aš pasakau, tą kraštutinį variantą, tą manipuliaciją blogąją. Ir tai, ką tu padarei. Nes tavo veiksmas šitas buvo, kaip tau pasakyti, aš suprantu, kad galima bus pasakyti, kad tas kažkaip tai gero linkėjo. Bet kad tavo veiksmas yra vardan bendro tikslo, gero linkintis. Man iš vidaus toksai jausmas yra, ne? Kad jis ne, o tenai, ir naudos kartu linkintis mums visiems kartu, kaip trijuliai mūsų. O tas šlykštumo atvejas, ne? Kai jisai kyla iš to, kad naudą pasiekė vienas asmuo. Tai apie naudos gavimą tada. Taip. Ir šiuo atveju mes visi galim gauti naudą, o kitu atveju to šlykštumo, tai, pavyzdžiui, jūs apgavau, tai man tik tais vienam naudinga yra ir tada čia jau kitas jau reikalas. Taip, nes man tas blogumas, tas kraštutinis atvejas, jisai turi su klasta momentą. Tokia, su apgaulė ir klasta. Tai, ką tu padarei, visiškai, tai nebuvo nei apgaulė, nei klasta, tai buvo tavo sprendimas tą padaryti. Taip aš viduje jaučiu tiesiog. Okay. Ir yra man toksai skirtumas, ar yra gero linkima, ar yra blogo linkima dar gale.
Nors prie to irgi tikriausiai galima kabinėtis, kad pagauti ir padaryti laimingų, tai irgi tarsi gero linki. Tik tai reikia to gero kažkam. Taip. Aš pamenu, kai mes pradėjom bendradarbiauti mūsų organizacijai ir pradėjom mokytis, kaip mokyti kitus. Na, tai yra, mūsų tikslas buvo išmokyti vadovus verslo raštingumą. Tai yra suprasti teisę, suprasti finansus, ką tie skaičiai reiškia, ką reikia atkreipti dėmesį, ką žiūrėti ir taip toliau. Ir va čia ir yra svarbus momentas išmokyti kitą mokytis. Ir pradžioje reikia išmokyti patiems mokyti kitus. Tai yra, ką mes darėm, mes lyg ir, vėlgi, nesakau, kad visi, bet dalis mūsų buvo tokie, kurie numatydavo žingsnius, numatydavo, kokį rezultatą nori gauti arba kokio atsakymo nori sulaukti iš to kito žmogaus ir visą pokalbį kreipdavo taip, kad tas žmogus pasakytų norimą išgirsti atsakymą. Tai yra sugestyviniai klausimai, kur yra teisingas atsakymas, tik tais reikia žmogų privesti prie jo. Taip. Okay. Ir neva tai čia yra mokymas. Čia nėra mokymas. Čia yra akivaizdžiausia manipulacija. Tai yra ne tas pats žmogus susivokia kažką. Ne tas pats žmogus priima sprendimą, randa atsakymą. Tu jį vedi link savo turimo atsakymo. Ir tai nėra mokymas ir nėra mokymasis. Kodėl? Nes tu turi atsakymą jau dabar. Taip. Ir tą žmogų vedi prie to tavo atsakymo. Mokymasis ir yra atradimo džiaugsmas. Tai yra, kai tu suvoki ir atrandi kažką. Tu dabar kvestionuoji visą švietimo sistemą praktiškai mūsų. O tau, nepradėkim šitos temos. Aš turiu nuomonę apie tai. Nes yra teisingi būdai, kaip prieiti prie tam tikrų uždavinių, kuriuos mokiniai turėtų išspręsti. Visi tą perėjom. Ir mus moko tikslingai, kaip prie to prieiti, o jeigu iš karto neprieinam, tai dažnai mokytojai paklausia, o va šitą, o kaip va šitas. Ir pilnas sugestyvinių klausimų atsiranda, kad privesti ir padėti žmogui rasti tą atsakymą. Kartu žmogus lyg ir pats randa, tik tais labai daug tokios pagalbos neprašytos galbūt būdą. Žmogaus kelionė gali būti visai kitokia. Aš atsimenu pati konsultuoju individualiai ir konsultavau vieną iš savo klientų. Buvo kliento užduotis, jis norėjo atrasti savo atsakymą, kaip jam elgtis gyvenimiškoj situacijai. Ir mes keletą susitikimų kalbėjom apie tą situaciją ir vieno iš susitikimų metu aš jam pasiūliau metodiką. Tai yra, imam lapelius, klijuojam žingsnius ir žiūrim, kuriuo keliu tu norėsi nueiti. Iš visų susitikimų ir iš visų pokalbių aš susidariau bendrą vaizdą, kad žmogus turi šitą, jis nori būti ten, tada jam reikėtų daryti tą ir tą, nes tai jau egzistuoja jo gyvenime. Ir kai žmogus pradėjo dėlioti lapelius ir aš žiūriu, kad jis visai kažkokį tai kelią ten per aplinkui kažkur ir aš jau noriu stabdyti, kad blemba, žiūrėk, čia yra tiesesnis kelias, tau išvengsi krūvo žingsnių. Ir aš didžiavausi savim po šito susitikimo, aš save sustabdžiau nuo tokio komentaro ir leidau žmogui pačiam susidėlioti kelią. Tai, kur jis nuėjo ir kokį jis atsakymą gavo, manęs netenkino. Tai yra, aš visai ne tai būčiau darius, aš visai ne ten būčiau ėjus ir aš nesidžiaugčiau tuo rezultatu. Bet tas žmogus išėjo toks laimingas ir patenkintas, gavęs atsakymą. Tai buvo paskutinis mūsų susitikimas, vėliau dar susitikom, pasišnekėjom apie tai, kaip pasisekė. Bet žmogus išėjo laimingas, radė sprendimą. Ir tas sprendimas nebuvo toks, kokį aš jį mačiau. Tai va, šitoj vietoj aš, sakyčiau, susilaikiau nuo manipuliavimo. Tai yra, nenuvedžiau žmogaus ten, kur aš mačiau, kad jam reikia eiti. Žmogus nukeliavo taip, kaip jis norėjo ir tapo laimingas savo pasirinkime. Ir aš jaučiu, kad man sunku yra padėti manipuliaciją į tokį, ar gerai, ar blogai, į vieną lentynėlę. Nes dažnai susiduriu su manipuliacijomis ir aš dažnai jas savo bent jau darbe laikau nesuvoktomis. Tai yra, kad aš po kurio laiko galiu aš tai pavadinti, kad tikėtina tai yra manipuliacija. Kartu, ar tai žmogus sąmoningai daro, tai labai dažnai ne, nes tai yra toks išmoktas būdas
ir žmogus taip gyvena. Ir čia dažnai, vat, man bent jau su manipuliacija yra susiję su mano vidiniu jausmu. Tai yra, kaip aš pamatuoju, ar čia buvo manipuliacija, tai yra, ar man šlykštu pasidaro, vat mane čia apgavo, kažkaip manim pasinaudojo, kažkas, tai va čia vat, dabar situacija susuko, vat, kažkas su manim vat, padarė, ko aš nenorėjau. Ir tai galiu pamatuoti tik tais per save. Situaciją galima pateisinti, tada vat, jausmo nebėra, tai galima ir vadinti, gal čia manipuliacija, bet čia viskas yra tvarkoj. Tai vis tiek tas yra vidinis jausmas ir man čia didelė dalimi yra apie nuostatą. Tai yra kaip aš esu nusiteikęs, kaip aš tą matau. Ir labai tikėtina, kad mes irgi skirtingas situacijas galim skirtingai traktuoti tada. Nes mūsų vidinis jausmas, ką sako, ar čia mane, pavyzdžiui, apgavo, o gal, čia normali situacija. Ir labai čia individualus reikalas yra. Labai įdomu tai, kad mes visi trys pasakėm, jog tas šlykštus jausmas viduje atsiranda. Tai yra iš tikrųjų toks pasišlykštėjimo jausmas. Šleikštulys kažkoks, ne? Nebenoriu net kartoti. Ir vat ką tu sakai, kad žmonės, kurie, tarkim, nesąmoningai atrodo daro, patys žmonės nesuvokia, ką daro. Man kilo mintis, ar tai nėra gynybos mechanizmas tų žmonių. Nes aš suprantu, kad manipuliacija kaip metodas gali būti naudojamas įvairiose srityse, ar ne? Galbūt yra netgi profesijos, kur žmonės privalo naudotis tom manipuliacijom tam, kad išgauti reikiamą informaciją, kad tiesiog, ar ne, tyrėjai, pavyzdžiui, tie patys. Kriminalistai, tarkime. Ar ne? Taip. Bet yra žmonės, kurie, jie galbūt tikrai nesuvokia, kad taip daro, tiesiog jie jaučia kažkokį tai pavojų ar jaučiasi silpni tam tikrose situacijose ir natūraliai smegenys įjungia tokią gynybos mechanizmą, kad jie pradeda apsuka vaizdą į kitą pusę ir tu tampi kaltas, tu tampi kažkoks nepatogus, negeras, dar kažkoks. Aš tai, jeigu pasižiūrėti per geštaltinės terapijos akinius, tai matau kaip bet koks elgesys, jis yra kažkur tai išmoktas. Dažnai daugelį dalykų išmokstam pakankamai jauname amžiuje ir tuo metu buvo jisai naudingas, jisai padėjo, taip dramatiškai pasakysiu, padėjo išgyventi. Tai yra susidoroti su toj situacijų jisai veikia. Problema atsiranda, kai situacijos absoliučiai pasikeičia, o elgesys išlieka tas pats. Ir tada tai gali sudaryti įvairių sunkumų. Tiek tam pačiam žmogui, kuris taip pat elgiasi, arba kitiems. Kaip pavyzdys, galima būtų kai kurios veiksmus pavadinti manipuliacija. Ar tai yra su ta bloga intencija? Labai dažnai manau, kad ne. Tiesiog žmogus kitaip nemoka. Ir žiūrėdamas per šitos sakinius, man žymiai mažiau manipuliacijų aplink mane. Aš galiu identifikuoti, nes kai žiūriu per tai, kad jeigu kitaip žmogus nemoka, man kitaip jausmas tada nugula. Nes manipuliaciją vertinu pagal savo tokio, ar šlykštu kažkaip taip pasidaro. Tai gerokai sumažėjo to šlykštumo iš tikrųjų. Šitoje vietoje aš suprantu, kad suprasti galima. Tu paaiškinai ir aš suprantu, ar ne? Bet ar aš galiu pateisinti dėl to, kad suprantu? Tai ne visai. Kad žmogus taip daro, ne? Tai man tai priklauso? Dėl to pati mano savijauta man sako, kad yra tokie dalykai, už kurių mano pasaulyje baudžiama mirties bausme. Už kokį elgesį. Tai reiškia, kad kaip aš, įstatydama save į to žmogaus vietą, ne, ir prisitaikydama savo jo elgesį, aš savo neleiščiau. Tai yra, tai prieštarauja tavo taisyklėms. Taip, tai prieštarauja mano taisyklėms. Okay. Tai aš suprasti, kad iš kur tai galėjo kilti. Sutinku su tavimi tikrai, nes tai žmogui padėjo išgyventi, tai žmogui pasiteisino. Ir man šitoje vietoje, kaip tu pasakoji, labai svarbu, kiek jisai pats kenčia nuo to, ar ne? Arba kiek jisai mato kitus kenčiantis ir kiek jam svarbu, kad jis bandytų kažką tai keisti, kažkokį kitokį savo mechanizmą. Kiek jisai pastebi, tarkim, tą mechanizmą. Tai čia jau girdžiu apie tokią gerą valią kitų atžvilgių. Taip, apie tą gerą valią kitų atžvilgių. Ir kartu, kai tu Ieva sakei, kad kokios gali būti priežastys, galbūt čia yra gynyba, ne? Tai man atrodo, kad
vienas iš variantų gali būti, tarkim, kad toks elgesys gali būti gynybinis elgesys. Kad taip, galbūt tai yra gynybinis elgesys, Bet nebūtinai. Bet nebūtinai. Vat, pavyzdžiui, dabar galvoju, aš ką esu pastebėjus. Aš esu pastebėjus žmonės, kurie sąmoningai bando manipuliuoti, bet jie tai daro net ir su šypsena, tai yra, tu matai, kad jie turi savų tikslų ir jie bando tave įkalbėti, bendradarbiauti siekiant tų tikslų, taip sakant, ar ne? Bet tokiais atvejais man jokio pasišlikštėjimo, jokio pykčio nėra. Tai yra, aš matau, kad žmogui reikia ir jau tada aš lyg ir turiu pasirinkimą sutikti ar nesutikti. Nes aš matau, ką jis daro. Tai daro, sakykime taip, minkštai ir neskausmingai. Yra žmonių, kurie, vėlgi esu pastebėjus, kurie manipuliuoja spaudimu, labai negražių žaidimų žaidžia, tai yra ten kokią nors tavo asmeninę informaciją prieš tave naudoja, spaudžia ten, tarkim, šeimos artimų ar emocijų ten atžvilgių, ar ne? Kažkaip iš tikrųjų ir netgi matai, kad tas žmogus tai daro. Ir yra žmonės, kurie atrodo, kad jie daro tai nesąmoningai. Ir labai norėčiau išmokti tuos momentus pagauti, taip sakant, ar ne? Ir čia vat vietoje atpažinti, kad tas žmogus su manim dabar kažkaip taip elgėsi, nesuprantu, ko siekia, aš net nebesuprantu, kur krypsta pokalbis, jaučiuosi puolama ir kartu ir kalta jaučiuosi. Nes vėlgi tie mano pačios išsakyti žodžiai, kažkokie teiginiai, argumentai, jie yra apsukami prieš mane. Ir norėčiau sustoti toje akimirkoje, išgirsti savo tuos žodžius, atgręžtus prieš save pačią ir pamastyti, ar tie žodžiai galėjo įskaudinti ar kažkaip sujautrinti tą kitą žmogų, kuris tai atgręžė prieš mane pačią, ne? Kuris pradėjo manipuliuoti, sakykime, nesąmoningai. Jeigu tai yra gynybos mechanizmas, į kažką tas žmogus sureagavo, jeigu pradėjo taip elgtis. Tu visą laiką galima paklausti. Bet tam reikia kiaušinių. Taip. Aš tai nesakau, kad čia viskas labai taip paprasta ir lengva turi būti. Bet taip, kartu man toks įspūdis susidaro, gal neteisingas, kartu, tarsi čia yra kažkoks tai tada pradeda vykti žaidimas, kurio žaidimo taisyklių aš nežinau. Būtent. Ir tada turėčiau kažkaip tai čia labai staigiai pasivyti profesionalą. Super. Ir dar kažkaip tai išgyventi visame tame. Aš apie laimėjimą net nešneku, nes ką čia prieš profesionalą laimėsi, tai bent jau išgyventi arba su savom kelnėm likti. Ir tada klausimas man kilo, o visą laiką reikia į tą žaidimą apskritai eiti? Tai man didžiausias pasakymas, noras savo, kaip po tokių atvejų, man noras savo, kad neik. Jeigu tik taip tu pajunti, tai neik. Bet aš šitame žaidime matau vienintelį išeitį, kad kaip geriausiai nepralaimėti, tai nežaisti. Taip. Tai net ne tai, kad bandyti kažką, tai tiesiog nežaisti, bet tai ne visada pavyksta, nes yra man tekę būti, kad, žinot, atsimenat, gal jūs gatvėse kažkada tai prekiaudavo peiliais, tas įkyrusis marketingas, arba peiliais, arba kokiais termometrais, ar dar kažkas. Jūs jaunesni už mane, tai gal neatsimenat. Oi, ne kažkada, tai prieš keletą metų dar teko susidurti. Tai va. Tai būdavo taip, kad ir netgi kažkur esu girdėjusi ten kelių taip teoriją, kad kelis kartus atsakęs taip į klausimą, jau ten kokį 5 kartą nebeatsakysi. Taip, 5 taip. Jo, 5 taip, man atrodo, ačiū, kad primini. Ir aš stebiu, esu gyvenime papuolusi kelis dalykus, kad netgi laiko erdvėj, kad tai nėra tas pats pokalbis, ne? Bet kad kelis kartus pasakiusi taip, kad užsidaro tie pelėkautai, gali užsidaryti ir po kokių 1,5 metų. Kad žmogaus manipulacijos planas yra ilgesnis negu vieno pokalbio. Ištvermingi žmonės. O, čia tokie jau... Ir yra, ta prasme, yra klasta, nes atrodo, kaip mes juokavome, matai, kad tiek nieko nebus. Kad atrodo, tu viename žingsnė taip. Kitam žingsnė taip. Ir staiga hop. Ir tada tuo momentu, tai kad turėtų tikrai milžiniškus kiaušinius, tai kad turėtų stuburą, kad sakyti, ne, čia jau kitas atvejis. Man tai visų pirma padeda susivokti, kad kažkas tai yra ne taip. Ir
tuo atveju, jeigu susivokia, kad kažkas tai yra ne taip, jau atsiranda daugiau klausimų. Man tas leidžia šiek tiek atsitraukti nuo to, kas vyksta ir pagalvoti, o kaip čia dabar, o kaip man dabar yra, tai yra, nu, gal kažkoks tai vidinis jausmas man čia jau pradeda kuždėti ir tai daug ženklų visai duoda, nes mūsų kūnas yra puikus toks detektorius, gal pavadinčiau taip. Man tai leidžia susivokti, kad kažkas čia vyksta, gal nebūtinai žinau kas ir galiu rinktis, kad ar aš noriu, kad tai toliau vyktų, kažkas tai su manim čia kažką tai daro, ar tai aš galiu pasirūpinti savimi ir nebūtinai čia dabar leistis į visą šitą žaidimą, kurio taisyklių visiškai nesuvokiu, nebūtinai suprantu, ką daro, bet poveikį tai jaučiu jau. Jau kažką tai norisi, jau čia ar jau įsipareigojęs jaučiuosi, jau čia ar dar kažkas, tai jau kažkas tai jau su manimi, pala, ar tikrai noriu. Man tas padeda atsitraukti. Lengva sakyti, kad tai naivu, kad čia visose situacijose tas veikia, bet kaip pavyksta pastebėti, man tas labai padeda. Tada būtent ir neįsivelti tą žaidimą. Versle tas būdavo su dėrybomis. Dėl sutarties, pavyzdžiui, dėl kontrakto. Tai su tokiu jaučiamai patyrusiu yra reikalų susitarti. Ir jeigu žinau taisyklės žaidimo visas, tai kur kas yra lengviau. Aš jų nežinau iki galo. Žinau, kad kitas yra labiau patyręs, tai tikėtina, kad man jau bus sunkiau. Tai bandau tada su savo žaidimo taisyklėmis ateiti. Tai du žaidimai prasideda. Svarbiausia, nepaimti kito, nes tikrai pralaimėsiu. Sunkiau šnekėtis yra ir tokio atlaikymo visai reikia. Žiauriai daugiau kainuoja, bet man padeda. Nežinau, ar čia geras variantas, bet taip bent jau mėginu. O tai dėrybos vienas iš manipuliavimo būdų? Dėrybų metu, kai vyksta bandymas sudaryti iliuziją, kad čia yra labai normalios sąlygos, kurios yra man visiškai nepalankios, tai aš manau, kad yra manipuliacija. Dėl to, kad man yra sudaromas įspūdis, bandoma įteikti, kad čia viskas yra gerai, bet realiai atsitraukus nuo to pokalbio, tai ten man visiškai netinka. Nei tokios sąlygos, nei tokie terminai, tiesiog netinka. Nes žiūriu, kad į vienus vartus eina. Tai va tas būdas, kaip mane įkalbinti, tai aš pavadinčiau manipuliaciją. Bet tai nėra dėrybos, ką tu sakai. Nes dėrybas aš įsivaizduoju, kai aš noriu to, tu nori to, artėjam vienas prie kito norų ir žiūrim, kurioje vietoje galim susitikti. Taip, čia yra vienas iš variantų, kai du sąmoningi žmonės susitinka, gerbia kito matymą ir taip toliau. Tai tu čia apie peilių pardavimą, ką Eglė šnekė, ne? Ne, aš taip truputį kitaip girdžiu. Aš girdžiu apie dėrybą. Susitikimas vadinasi dėrybos, kurių metu... Pavadinimas. Jo, pavadinimas yra dėrybos, o jų metu vyksta manipuliacija. O realiai, kas vyksta, tai padarykim taip, kaip man patinka ir man nesvarbu, kaip tu nori. Aš to parodysiu, kad mano yra geriausias būdas. Bet taip, kad tu to nesuprastum. Ir dar pritartum, ir dar su dainelė išeitum. Su tuo gvaizdiku paskui. Taip, su tokiu nulūžęs gvaizdikas. Norėjai sakyti. Ne, tiesiog pagalvojau, kad tokie žmonės gyvenime turbūt turi viską, ką nori, išskyrus draugų, artimųjų ir atvirą santykį. Bet jie turi draugus perka. Jūs nesat matę žmonių, kurie nusiperka draugus? Gali papasakot? Taip, esu buvusi situacijose, kai žmonės... Pirko? Pirko, nes buvo galimybė, finansinė galimybė, žinodamas kito žmogaus silpnumą, pirkdavo kompaniją. Tarkim, kelionė į Paryžių, tam, kad turėtų kompaniją. O tai čia... Sumokėjimas už kitą žmogų. Aš, pavyzdžiui, irgi esu taip darius, ten, tarkim, noriu su sese kažkur tai nuvažiuoti ir sesuo sako, ne, aš negaliu sau leisti, aš sakau, tai aš... Bet už to stovėjo ta,
intencijas kitos. Bet čia atsiranda, aš kaip suprantu, čia dar yra žvaigždutė, čia yra skola po to, kurią reikės grąžinti, ar ne? Taip. Nes ką tu jau, aš taip įsivaizduoju, sesė gal skolos lapelio tokio neišrašai savo Ne, tai yra tiesiog mano mylimas žmogus, su kuriuo aš noriu labai fainai praleisti laiką ir toks dalykas kaip finansiniai kažkokie tai. O va tos skolos dalis yra nesusitartas įsipareigojimas tada leisti laiko daugiau. Aha, Elgtis draugiškai. Tas, kuris perka draugus, tikisi, kad tokiu būdu ir santykiai. Ir dar fainiausia paskui, kai primena, o atsimeni, aš tave į Paryžių nusivežiau. O tu dabar gal taip atvirai, gal subtiliau, tenais aš spėjau viskas vyksta. Bet yra randama, kaip paskui atsimti tą skolą. O aš norėjau, kad... Sakyk, Vincai. Tai yra darom, kaip aš noriu, kada aš noriu. Nu, aš nusipirkau tavo laiką. Aš keičiau į tavo, ne bet kokį laiką, o laiką elgesio kaip draugas. Tame turėtų būti tada sutarimas abipusės. Taip, tai čia irgi tokia manipuliacijos vieta. Apie ką aš norėjau dar jūsų užkabinti tokį dalyką, kad ar jūs nesijaučiat po tokių manipuliacijos aktų su jumis, ar ne? Ar jūs nepykstat ant savęs? Kad mane apgavo? Taip. Aš jaučiuosi beviltiškai. Aš jaučiuosi taip, tarsi, man norisi bliauti atsiprašant, aš jaučiuosi beviltiškai, aš nežinau, ką daryti, būtent dėl tų priežasčių, ką tu anksčiau ir kalbėjai, kad aš matau, kad kažkur ne ten eina kalba, aš matau, kad mes kalbam ne apie tai, nuo ko pradėjom, aš matau, kad su manim kažką daro, bet aš negaliu duoti atgal, nes aš nesu toks žmogus, aš nemoku manipuliuoti ir aš nenoriu manipuliuoti. Ir aš net negaliu pasakyti, kad va dabar šiuo metu tu darai tą ir tą, nes negaliu įvardinti, aš negaliu atsekti. O aš pykstu ant savęs. Už ką? Ir man nepatinka, kad aš ant savęs pykstu. Aš pykstu ant savęs, kad nepamačiau. Yra tas jausmas, ką tu sakai, tas bejėgiškumo, toks bejėgystės jausmas yra ir kartu man yra kažkokie, tada staiga kyla reikalavimai savo, kad aš turėjau pamatyti. Tai yra pyksti ant savęs, kad silpna? Taip. Ir aš tą suvokiu, kad kodėl būna aukos, nesikreipia kažkur tai. Nes jos savęs, tarkim, kokį prievartavimo aukos, nes jos nesikreipia kur nors, nes jos mano, kad kažkokiu tai būdu ar išprovokavo, ar kažką. Čia vienas iš variantų, aš dabar nenoriu generalizuoti, daugiau gali būti priežasčių, ne, ten vieša nuomonė ir panašiai. Ir aš pajaučiu, kad aš pykstu ant savęs, prisimenu tada šitą apie aukas. Ir tada galvoju, nereikia žiūrėti save kaip į auką. Bet man tikrai būna pykčio ant savęs, kad kaip aš neįžvelgiau, kaip aš nenuspėjau, kaip aš neišjaučiau, kad taip gali su manimi atsitikti. Tai aišku, kaip čia pripažinsi, kad tu esi silpna. Vat aš silpna, aš papuoliau, aš pasidaviau, aš leidau su savim taip elgtis, aš nesustabdžiau laiko, aš nepastebėjau, kas vyksta. Ir pikta dėl to. Kodėl? Kad nepavyko. Man tai labai skamba, ką tu, Egle, sakai. Kita vertus, šiaip tai, aš mokiausi manipuliuoti. Kai dirbau pardavėjų, tai nemažai buvo mokymų iš NLP temos, būtent irgi kaip elgtis, kaip padėti žmogui apsispręsti. Aš čia taip labai gražiai buvau vadinu, iš tikrųjų, kaip palenkti žmogui, kad jisai įsigytų tą produktą. Tai labai išlikščios technikos, su vienu teko žmogum susipažinti, tai mes ten keli pardavėjai važiavom, tai mums buvo pasakyta, kad piniginės palikti mašinai, kad be jokių brangesnių daiktų eiti, nes galim palikti tiesiog. Man parodys ant mūsų technikas. Kartu ir pamokys, bet parodys ant mūsų. Tai ten tikrai būčiau įsigijęs daug daiktų, nes ten meistriškai žmogus tą moka sukelti emociją, kad norėčiau, aš galvoju, kad aš pats čia renkuosi. Marketingas. Nuostabus reikalas. Po to man žymiai lengviau buvo jau atskirti su visokiais marketingais ir taip toliau, ten tikliniais, tai jie tą labai negrabiai daro, bet yra žmonių, kurie tai meistriškai moka, tai yra NLP programavimo vienas iš atšakų, nes yra ką galima dėl
teigiamų paskatų daryti. Man čia jau norisi vadinti tą jau prie neigiamų, nes tai yra žmogus priverčiamas daryti tai, ko nenori. Pavyzdžiui, įsigyti produktą, kurio visiškai nenori. Ir aš buvau visai mokytas, tai yra tų pilna technikų, kai žmonės talentingi, kai kurias tas technikas išmoksta patys daryti ir jeigu nemoki kitai, pavyzdžiui, gauti draugų, tarkime, tai yra būdas eiti per santykį ir rizikuoti, ar čia dabar priims ar atstums. O jeigu susidaryti saugesnį variantą, aš sudarysiu taip, kad man būtų skoloje, pavyzdžiui, liktų žmogus. Ir tada jį taip prie savęs, turiu artimą žmogų. Kiek to artimumo tenais to ryšio yra, tai kitas klausimas, bet mes taip, aš manau, kad mes visi manipuliuojam daugiau ar mažiau. Ir man tą norisi ir normalizuoti tą dalį. Tai yra, kokiame lygmenį šnekam, tai yra, kad apgauti, kuo labiau uždurti, pasinaudoti, o kartais tiesiog kažko tai norisi. Ir kitaip nesugalvojau, galvojau, tik tais taip. Jeigu niekas kitas nenukentėjo, tada viskas tvarkoj. Kaip pavadinti tą nukentėjimą? Iš kur sužinot, kad nenukentėjo? Kaip pamatuoti? Kaip pavyzdys, žinau žmonių, kurie savo rate, kuriems yra labai sunku ne pasakyti. Tai gauti paslaugą iš to žmogaus, kažko tai paprašyti, tai aš žinau, kad tam žmogui gali labai brangiai tas kainuoti, ten jėgų, laiko ir taip toliau per negaliu toksai, bet vis tiek padarys. Tai galiu eiti dėti balną tam jau žmogui. Kaip pavyzdės, tai bus manipuliacija, nes aš žinau to žmogaus silpnybę, pavyzdžiui, ir tada pirmin varau. Eksploitinu. Arba žinau, kad turi tokį santykį, per kurį nepasakys ne. Ir žaisti tuos santykių ir eiti per tą vietą. Taip, ir aš visiškai įsivaizduoju situacijos, kur pats esu susidūręs, kad kaip ir galima būtų sakyti pasinaudoju, bet aš nežinau, kad žmogus nemoka nepasakyti. Aš realiai galvoju, kad žmogus renkasi. Po kurio laiko tik tai supratau, kad tas pasirinkimas toks labai siaurame ruože, kur jau dar galėtų kažkaip tai ten parodyti kažkokį tai bent jau ženklą, ten, kad jau būtų sunku, ten toks jau, pavyzdžiui, sakytų, galėčiau, bet man čia jau kažkas tai tokio. Kartu suprantu, kad kiek kartų pasinaudojau, apie tai nieko nežinojau, tai kaip man čia dabar pamatuoti. Ir žmogus paslaugus noriai daro, gėrį neša, visi laimingi būtų. Dėja objektyviau, kiek pasižiūrint, tai yra pasinaudojimas iš tikrųjų. Ir čia kaip pamatuoti, kaip jie į tavo klausimą atsakyti, aš nežinau. Nes čia iš kokios realybės pasižiūrėti. Tai. Dėl to man ir norisi normalizuoti pačią manipuliaciją, nes ne visą laiką mes ją pamatom ir mes tą patys tikrai dažnai darom. Mano klausimas buvo, ar įmanoma pergudrauti manipuliatorių. Taip. Aš vieną pabandžiau iš atsakymų pasakyti, kad jeigu pajauti, kad kažkas tai su tavimi vyksta, tai neiti į žaidimą, kurio žaidimo taisyklių tu nemokė. Tai tam reikia sąmoningumo, suprasti, pagauti save tame momente, kai tai vyksta, kad kažkas tai yra ne taip. Nebūtina žinot, kad čia manipuliacija, bet kažkas tai yra ne taip. Ir tada ieškoti savęs palaikymo būdų, kaip galima būtų tiesiog eiti savo tempu, su savo taisykliam savaip. Bet tai tada tu pyksė su to žmogum. Nes tu sustabdai ir sakai, palauk, jaučiu, kad kažkur ne taip. Ir tas žmogus natūraliai klausia, o kas ne taip? Ir aš negaliu jam pasakyti, kas ne taip. Sakau, palauk, jaučiu, kad kažkas ne taip vyksta, aš jaučiuosi blogai šitam pokalbį. Ir iš to gali kilt jau kivirčas kažkoks. Tai taip, čia yra vienas iš manipulacijos būdų, kai negaunu, ko noriu, pradedu pykti. Ir aš toliau jaučiuos blogai. Tai ką mes, pavyzdžiui, galim pastebėti prekybos centruose, kai vaikas kažko tai negauna, krenta ant žemės, klykia, verkia, snargliai ten visas pusės. Tai suaugę mes lygiai tą patį darom, tik tai žymiai subtilesniais būdais. Lygiai tas pats.
negaunu, tada, oi, tai čia gal man jau reikia eiti, dar kažkas, tai vat nutrūkin, kaip ir mažino tada santykį, nes vat negaunu, tai ko nori, žymiai subtilesnių būdų gali atsirasti. Kartais žmonės netgi tai daro, ne va tai, tai tada tu negali, ką padarysi. Va, vargšiai jungti. Ne tokia aš tau ir svarbi. Jo, tada tęsiasi antrinė manipulacija per kitą vietą, per ten nepadėjo. Pareis per jausmus. O dabar spausim, kad aš esu auka, o tu esi agresorius, nes tu dabar mane čia paveikinėjai. Tai yra irgi manipulacijos būdas. Taip žmonės moka save apginti, nes gulinčiųgi nemuša. Ir tai yra irgi vienas iš būdų, kaip išgyventi šitam žiauriam pasauliu. Bet žmonės kartais netgi sako, kad tu manęs ten, tarkim, nemėgsti, arba netokia aš tau ir svarbi, ar ne? Taip. Ir aš sakau, taigi čia juokais aš tau pasakiau, čia nerimtai, čia šiaip. Tai jau einat į žaidimą. Žmogus tave pakvietė į žaidimą, kuriame tu esi agresorius, kitas yra auka. Ir jau žaidžiat tą žaidimą, jau puolė atsiprašinėti, čia jau atbulinį bėgį jungi ir taip toliau. Taigi čia yra manipulacija. Ir taip, gali būti, kad jeigu tu nepasiduosi tam žaidimui, gali įsijungti naujas žaidimas, pavyzdžiui, pykstanais, arba tai yra agresorius, arba auka pataps žmogus ir bandys vis tiek gauti tai, ko nori. Tai čia yra labai natūralu. Svarbu, kad čia vėlgi yra kitas kvietimas žaidimui. Ar kiekvieną kvietimą reikia atliepti? Ne. Gerai, čia asmeninė patirtis, ar ne? Tai buvau perpus jaunesnė nei esu dabar ir ilgą laiką draugavau su žmogumi, kuris visą laiką tuo ir užsiėmė, manipuliacija. Ir aš to nesupratau. Aš jausdavausi blogai, nesuprasdavau, kas vyksta, negalėdavau paaiškinti, kodėl blogai, bet tai yra mano artimas žmogus, mes kartu ir ką daryti. Jeigu negali išlipti iš karuselės, tai prisiseks stipriau. Čia dabar. Bent visi tverti, tai tikrai reikėtų. Aš čia galbūt pasakiau savo išvadą, kai netgi atsakymą pati savo galima pergudruoti manipuliatorių. Tai man čia skamba tai išėjimas iš... Tai aš turėčiau nebūti su tokiu žmogum arba prisisekti stipriai? Man atrodo, kad, ta prasme, jo. Aš prisisegimą stipriai, tai vadinčiau, ką sakiau prieš tai yra... kas padeda įsižeminti, kas mane palaiko. Tai yra ieškoti savyje atramo, kaip galiu būti, nes dar kartą noriu kartotis, mes manipuliuojam tai visi, tik tais tas ryškumas, spalvos gali skirtis ir tas yra natūralus dalykas. Tai kaip aš galiu save palaikyti šitoje dabar sunkioje situacijoje. Kad, pavyzdžiui, mano artimasis kažko tai iš manęs negavo ir ten, pavyzdžiui, pradeda mažiau su manim bendrauti. Tai natūralu jausmas, kad mane čia dabar atstuminėjom, tai gal aš čia labiau pasistengsiu. Jau velia į žaidimą. Kartu galima paklausti, o kas vyksta, tada pastebėti, kokie atsakymai, ar auka junginėja, ar agresorių junginėja, kokį mechanizmą tada pradeda žmogus. Ir tai suvokiant lengviau yra eiti į tą santykį. Kad žmogus pasirodo, tai bendrauja, moka taip, kitaip neišeina, tai kaip aš galiu savo padėti, būnant ryšyje, kai vyksta, taip. Aš labai džiaugiuosi, jei tu iš tiesų esi tiek emociškai stiprus, kad gali tai padaryti. Jo. Nes man tai, aš klausausi, aš žaviuosi tuo, ką tu sakai, aš galvoju, kad taip, bet tai be abejo teisinga, bet aš taip negaliu. Man skauda, aš negaliu, man užstoja gerklę guzas kažkoks, nebegaliu pasakyti nė žodžio, aš jaučiuosi auka, aš kartais nenoriu kelt konflikto, aš nenoriu lysti, aš noriu būti ta patogesnė kažkokia, kad tik nieko iš to nekiltų. Aš suprantu, kad dėl viso šito aš kenčiu. Tai man atrodo, turi būti kažkoks, kaip ir visose, nežinau, sudėtingose situacijose, turi būti kažkoks momentas, kai yra antiek negerai, kai įvyksta kažkokie pokyčiai. Arba išlipi iš karuselės. Arba išmoksti ją suptis. Nes, dabar klausant jūsų ir ką mes šiandien pakalbėjom, tai man ateina tokia, mano tokia išvada, kad
kaip aš galiu apsisaugoti nuo agresoriaus, nuo to manipuliatoriaus, pati savo atsakymų ieškau. Tai yra, mažinti, jeigu žinau, tai kaip įmanoma sumažinti skaičių mane supančių manipuliatorių, pasirinkimo bendrauti. Arba prisisekti stipriau, jeigu tai yra neišvengiama, arba, tarkim, aš turiu kažkokią tai prasmę tame santykyje. Nes pergudrauti, aš suprantu, kad pergudrauti man neišeis, jeigu tai yra meistras. Labai savo linkėčiau to, ką tu Vincai pasakė, kad atpažinti, nueiti tą konfrontaciją, turėti pakankamai stiprybės savyje, demaskuoti ir sugebėti eiti į konfrontaciją. Nes aš jeigu, netgi tais atvejais, kai demaskuoju ir einu į konfrontaciją, kitame žingsnėje aš jau bejėgė, nes atsiranda naujų manipuliacinių mechanizmų, kur aš, dar šitos pamokos nemokau. Ir tada, stop pasidarau. Tai man kažkaip, savo norisi, kad mane kuo mažiau manipuliatorių suptų, tų žoskų manipuliatorių, nes aš sutinku su tai. Tai yra apie tos būdus, kaip tau labai nepatinka, kai tave manipuliuoja, tai tų žmonių sumažinti savo aplinkoje. Sumažinti savo aplinkoje ir kartu, ką aš iš tavęs, Ieva, pasiimu, kad tą pasakymą, kad buvau silpna, ir ką? Netgi pačiai savo atsakymas toksai. Buvau silpna, nepamačiau, ir ką? Tai, kad nepykt ant savęs už tai, kad tenai buvau. Kad su manim taip atsitiko. Kad tiesiog taip, būti silpna yra normalu. Ir jaustis, normalizuoti tą dalyką, kad buvau silpna ir pripažinti, tai buvau silpna. Ne kvaila, ne kažkokia tai neišprusėlė manipuliacijos mokslė, kur reikėtų patobulėti, bet buvau silpna. Taip, manim pasinaudojo šitą situaciją. Viskas. Atsistoti ir eiti toliau. Taip. Tai aš klausiausi ir galvoju, kad ko aš norėčiau, kai vyksta visos tos manipuliacijos, šitie žaidimai, net jeigu aš, kaip ir sakau, nenoriu ten konfliktuoti, ar ten veltis toliau, giliau, ar kažkaip savo emocijų jas patausoti, aš tiesiog norėčiau galbūt suvokti, kad, tai vyksta, bet tai yra ne apie mane. Taip, tai irgi yra vienas iš būdų, kaip atskirti būtent, kad neprisimti visų laurų savo. Nes labai lengva savo pasimti, ką tu Eglė šnekė apie tą kaltę, man labai pažįstamas yra dalykas. Ir ką aš papasakoju, tai irgi čia ne toks, kaip pasakyti, yra žymiai lengviau, nei padaryti. Tai yra treniruotė tam, tai yra mokomės pastebėti. Ir vis dažniau galima tada pastebėti. Vieną kitą kartą pabandžius pakonfrontuoti, pasirodo, galima, ir būna ir santykis atlaiko, ir niekas nesubyra. Tai yra po truputį to galima mokytis. Aš to nuolat mokausi ir manau, kad bent jau šitą gyvenimą tai tikrai mokysiuos visą. Kad tai nėra kažkoks tai baigtinis rezultatas, kad dabar išmokau ir esu visiškai saugus. Taip prigauna, labiau patyręs prigauna tiesiog, kad pakviečiu į tokį žaidimą, kurio, apie šitą dar negirdėjau. Tai ką aš galiu pasiimti, ką tu ir Eglė sakai, kad, pavyko čia, čia nubrozintas kelias, biškį žando nubrozinto, pasivalyti, kompresiuką užsidėti ir eiti toliau. Tai yra, kaip aš galiu tada savimi pasirūpinti, kad galėčiau atsistoti ir gyventi pilnavertį gyvenimą, nes šita situacija neapibrėžia manęs ir tai buvo bandymas kito žmogaus. Tai ką aš galiu tada nuo savęs padaryti, kad savim pasirūpinti. Ir negalvoti, kad esi aukų registrė, iš kurio renkasi manipuliatorius, kad žinai, šiandien numeris dabar 15. Ateini čia. Kažkoks taip įtampos pilnas pokalbis, bet taip natūraliai. Jaučiuos kaip išsiliejus, pasiguodus ir labai labai linkėčiau savo visiems kitiems ir nepapulti tokius žaidimus. O jeigu papuolam, tai pastebėti ir galima pasirinkti kartais ir nežaisti. Visada gali pasirinkti. Nebent azartas paima. Jeigu nepastebi, negali. Pasirinkti. Taip, gebėti pasirinkti. Turėti jėgų pasirinkti, nepasiduoti. Tai tikriausiai ir tiek šiai dienai. Nevarykime ilgiau klausytojų savo
pokalbio, nes greičiausiai daugiau eisim jau ratais. Ir like, subscribe and... Ačiū, buvo gera. Ačiū. Ką reikia?